Labas naujais 2024 metais. Noriu Jūs visus pasveikinti šiais naujais metais. Tęsiu senas tradicijas, pasidalinti savo užsakymais. Šiandien sausio 2, bet tik šiandien atkeliavo mano gruodžio mėnesio užsakymas. Tiesą sakant, atkeliavo 2 dėžutės. Va. Viena iš pardavimų, kita eilinio sausio mėnesio užsakymą, kuriais netrukus pasidalinsiu. Bet prieš tai noriu Jūs pasveikinti naujais metais, palinkėti visko, ko geriausia, kad jie būtų žėrintis, kad būtų juose daug džiaugsmo, kad atsirastų laiko savo, atsirastų laiko stabtelti, pabūti, įkvėpti ir įsikvėpti. Visko, ko geriausio Jums. Visiems ir kiekvienam. Būkite sveiki, būkite džiaugsmingi, būkite pozityvus ir savo balanse. Taigi, pradedu savo dėžutę, tai yra gruodžio mėnesio mano lojalumo užsakymas. Aš jau tiesą sakant neįsivaizduoju, kaip praleisti būtų galima mėnesį ir nepadaryti užsakymo. Tikrai, kol ateina, aš jau laukiu kai ko labai. Kai kas, aišku, yra savo nudžiuginti, kai kas yra būtina. Buvo gruodis labai intensyvus laikas. Tai galbūt kils minčių ir jum kažkuo save nudžiuginti. Ko labiausiai laukiau, tai yra V6, tai čia taip sandariai supakuotas 6 augalinių aliejų mišinys. Jis yra nuriebalintas, tai yra bazė, kai reikia atskiesti bet kokį kitą eterinį aliejų, jeigu aš noriu masažuoti ar kažkur kitur panaudoti. Darau aš tokį mišinuką nosies tepalui, jeigu sloguojam, bet šiaip aš visą laiką turiu pasidariusi savo, naudoju kūno aliejų po dušo, tai tikrai jisai pas mane labai įeinamas ir aš laukiau šito papildymo labai. Tai nes buvau visiškai subaigus, o ir šitą aliejų aš naudoju makiažui valyti, tai jisai neužkemša porų, labai naudingas, reikalingas ir daug kur praverčia. Tai čia buvo akcija, yra toksai Tifs tepaliukas, jisai labai patogus naudoti yra, kad, jeigu, tarkim, kosuliukai, peršalimai, vaikam labai lengvai tada, kurie ten, tarkim, nes jeigu gryną Tifso tepalą naudoti, eterinį aliejų, tai jisai tokį turi truputėlį tokį dilgčiojantį poveikį, nes į jį eina daug karštų eterinių aliejų, o šitam jisai yra taip gerai atskiestas, tokį net turi gal šiek tiek vėsinantį tokį pojūtį. Tai naudoju tiek į padus įtrinti, krūtinę, nugarą, jeigu kažkokie jau kankina virusiukai. Labai patogiai padarytas naudot. Tada taip pat, čia yra dovanų. Čia dovanų skrabas. Aš beje jį, kaip tik praeitą mėnesį už taškus užsisakiau, nes buvau pasibaigus savo. Tai veido skrabas. Tokia, jeigu ryte naudoti, labai toks gaivos pojūtis geras. O kaip tik buvau, kai tada dariausi lapkričio mėnesį už taškus, užsakymą įsimečiau ir gruodžio mėnesį žiūriu, kaip tik yra dovana darant užsakymą už tam tikrą skaičių taškų. Tai bus tokie dalykai praverčia ir tikrai naudinga. Tai ką dar irgi užsisakiau, ko labai laukiau, nes buvau pabaigus kito kvapo rankų kremą. Tai užsisakiau, kadangi buvo kalėdiniam kataloge, rankų kremas labai gero tokio spygliuočių kvapo šitas yra ir labai skalsiai naudojasi, tai visa mano ir šeima mėgsta ir kas iš draugų yra išbandę, tai irgi labai džiaugiasi ir geras naudoti. Šito irgi labai laukiau, nes kaip tik savo jau buvau subaigusi. Tai dar paėmiau, tai dar bus ir dovanėlėm, nes dar turėsiu visokių smagių pasimatymų, tai lūpų balzamai.
čia naujo kvapo, Vanilla Mint, tai tokio nesu išbandžius, bet šiaip lūpų balzamus Young Livingo tikrai visi labai mėgsta. Taip, dar vienas dalykas, kuris pasibaigė gruodžio mėnesį pas mane, jau ten liko berods tik 4 kapsulių, tai Ine Defense, nes sirguliavo šeima, nedaug, nestipriai, bet vis tiek mes jau, jeigu kažkas kažkur, tai jeigu kažkas truputėlį neaiškaus, tai Ine Defense kapsulės naudojam profilaktiškai. Aš tiesą sakant irgi prieš kūčias, kaip tik savaitę, sugebėjau kažkur tai pasigauti COVID-ą, bet gan lengvai aš jį įveikiau. Tai netgi taupydama šitas, labai norėjau, kad šeima neužsikrėstų. Šeimai liepiau gerti Ine Defense, o savo dariausi į tas permatomas kapsulės mišinuką iš eterinių aliejų. Tai žinot, kad vaikai, vyrai, tai jie nemėgsta žaisti, lašintis. Aš kai žinau receptūras ir man tikrai nėra sunku, tai aš pasidarau į kapsulės. Ten eina raudonėlis, tifsas, frankincenso ir dar keli kiti eteriniai aliejai. Kapsulė susilašinė ir išgeria. Tai va, o šeimai labai patogu jau yra paruošta kapsulė apsaugai Ine Defense. Tai tikrai irgi nepakeičiamas, ypatingas papildas, kur, sakyčiau, reikia turėti namuose. Taip, kas čia dar? Čia irgi dovana, berods, Peace and Calming. Eterinio aliejų mišinys, ramybei, geram miegui, vidiniam tokiam balansui. Tai tikrai džiaugsimės. Ir čia irgi turbūt dovana Aroma Seas. Dabar neatsimenu, prie kiek taškų buvo, bet šito nesu turėjus Aroma Seas. O, toksai saldokas kvapas. Šiek tiek pepirmėtės lyg tai turi, bet labai bus smagu turėti. Taip, žinote, eteriniai aliejai pas mane tai einasi labai, aš beje irgi, kai sirguliavom, tai kadangi tu buvo tie peršalimai, man COVID-as, tai iš karto ėmiau ir užsisakiau, nes mačiau, kad jau čia labai gausiai mes naudojam visi, tai paėmiau papildomą RC eterinio aliejų mišinį ir TIFS eterinio aliejų mišinį. Jeigu kas nors dar nežinote TIFS legendos, tai parašykite, papasakosiu. Tai aš, kai buvo man COVID-as, nors jisai buvo gan lengva forma, tokia man slogytė truputėlį bėganti buvo, tai RC visą laiką garinau. Nakčiai sausis statydavau kambarį, kad lengviau miegoti ir kvėpuoti, o dienos metu garindavau namuose TIFSą, kad šeimą apsaugoti. Ir ryte vakare aš eidavau į karštą dušą ir ryte po dušo tepiausi TIFSo eterinio aliejų mišinį visą kūną, imdavau tą V6, kur pradžiai sakiau, augalinių į delną įspausdavau V6, keli lašai TIFSo ir taip nuo pėdų iki galvos visą kūną aš įsitrindavau ryte, o vakare aš tą patį darydavau su Myros eteriniu aliejum. Tai plus TIFSą imdavau ant nykščio ir prie gomurio prilėti, nes prie gomurio labai greitai kraujotaka patenka. Tai tai aš, taip, man kaip ten buvo, kad aš pirmadienį visą dieną čiaudėjau, antradienį profilaktiškai pasidariau testą, nors tikrai negalvojau, kad yra, bet nes turėjau ten tokių susitikimų, galvojau, reikia vis dėlto pasidaryti man tą testą. Pasidariau testą, pasirodė teigiamas, tai antradienį leidau savo pailsėti. Tada, bet jau intensyviai vis pradėjau naudoti kapsulės eterinius aliejus, TIFSą prie gomurio, garinau, po dušo išsitryniau visą kūną TIFSų, vakare visą kūną Myrą. Tai antradienį tokia liktai buvo keistesnė būsena, trečiadienį visiškai bėganti sloga, tiesiau viską tą patį toliau ir jau tiesą sakant, jau trečiadienį aš jau kaip ir neblogai jaučiausi, o ketvirtadienį tai šis gerai jaučiausi. Tai dar ketvirtadienį, kur man jeigu reikėjo, tai aš ėmiau kaukę ir įsilašinau į kaukę
ir saugodama kitus buvau su kauke, ką reikėjo susipirkti, bet realiai per 2 dienas, 2 dienas aš jaučiau kažkokius simptomus, 2-3 dienas nepilnai, tai va jaučiau kažkokius simptomus, o po to tikrai kaip niekur nieko, labai viską puikiai atsistatė organizmas. Taip, kas čia dar? Dar magnetukai, Joy of Seasons. Taip, ir kas čia? Čia dovana staigmena. Nežinau, prie kiek taškų. Pasidalinkite, kas dar gavote tokius. Tai yra, kaip suprantu, gertuvė. Gertuvė termosiukas Be the Change. Naujais metais visi norime pokyčio. Ar esate savo kokių pažadų pridalinę? Pakomentuokite, papasakokite. Taip, graži žalia spalva mano. Taip, ir tada žiūrim, kas kitoj dėžutėj. Iš pardavimo. Ko man jau, tiesą sakant, aš turbūt jeigu visai nebūtų kitokių norų ir ribojimų, tai nežinau, tas mano užsakymas būtų iš vis begalinio dydžio. Tai, bet kartais reikia sinstis taiką. Bet kaip smagu, va. Ha. Realiai tik 1 mėnesį pakuoju per metus prie eglės dovanas, bet iš tiesų tas kalėdinio džiaugsmo jausmas yra ištisus metus. Tai ir prie išpardavimo aš daug sakinėjau ne tik savo, manęs kažkas kažko prašė, kiek pamenu. Taip, savo aš paėmiau Magnify Jo Papas. Tai va, eterinio aliejų mišinį. O dar manęs prašė, tai aš paėmiau 2, žinokit, čia puskiparis eteriniai aliejai. Tai aš tokį turiu, tikrai nuostabus spygliuočių kvapas. Tai čia būtinai perduosiu artimiausiu metu. Ir dar ko aš labai norėjau, negalėjau nepasinaudoti akciją su didžiulė nuolaida. Įsigijau anglies spalvos žibintą difuzorių, kuris bus dovanoms. O dovanų, kas norėtumėt gauti tokį žibintą nuostabų, tai yra galimybė kiekvienam naujam nariui, kuris prisijungs sausio mėnesį prie mano komandos. Labai noriu šių metų, kad tai būtų proveržio metai. Ir kiekvienam naujam savo komandos nariui, kuris prisijungs per sausio mėnesį prie mano komandos, ir įsigys prekių 120 taškų. Prie visų kitų dovanų šį mėnesį prie 120 taškų yra kiparis eterinis aliejus. Nuo manęs dar gausite difuzorių dovanų. Gali būti šitas juodas Lateran žibintas, gali būti Ember difuzorius arba pasirinktas jūsų kitas difuzorius iki 100 eurų vertės. Tai jeigu įdomu kitos sąlygos, tai klauskite, bet didelių sąlygų nėra. Vienintelė sąlyga – norėti įsileisti aukščiausias kokybės eterinius aliejus į savo namus, prisijungti į mano komandą ir padaryti užsakymą už 120 taškų. Tai puikių visiems sveikų metų ir iki kitų malonių pasimatymų. Iki.